Aš tai matau kaip nuotykį, kad būtent ta herojus kelionė, kuri per tas 3 dienas nukeliauti kažkokį kitą pasaulį, kuris yra sukurtas per tokį kaip teatralizuotą, įsigyventi į kitą vaidmenį, išbandyti kitus vaidmenius. Tai yra 3 dienų, 2 naktų išvyka, kurią mes esame numatę kaip tokią netgi tam tikrą saviizoliaciją nuo išorinio pasaulio. Mūsų pageidavimas yra, kad be kažkokių išskirtinių aplinkybių atsisakyti telefonų, pavyzdžiui, tiesiog, kad visiškai leistis į tokį vidinį patyrimą, bet kartu grupėje su kitais. Pradžia, kurią mes esame numatę, tai būtų penktadienio rytas, praktikos skirtos susipažinimui ir tada po truputį vyksta pratimai, praktikos skirtos tam išsigryninimui, kas yra tas mano vidinis herojus, abejonė ar ne, kaip jinai pasireiškia mano gyvenime, kas mane stabdo, kaip šitie dalykai vienas kitą galbūt papildo, kaip su tuo dirbti. Galiausiai visą eilę kitų praktikų, kurios yra skirtos eksplorinti savo galimybės, pamatyti tai, kas mes esam. Ir galiausiai kulminacija tai yra praktika skirta susidurti su savo baime, po kurios tarpusavy tai vadinam kaip misterija, ar ne, kur toks kaip savęs apdovanojimo šventė kartu su kitais. Antros dienos vakarą ir kitos dienos rytą tiesiog pradedam integruoti tai, ką mes pasiėmėm per tą savaitgalį. Ir tada pamažu paskutinė diena, sekmadienis, yra skirta tokiam lėtam išėjimui iš to, kas vyko kelias dienas, į tokią persirintavimą, į grįžimą į kasdienybę, kurią mes palikom. Ir mūsų idėja tokia, kad po to savaitgalio tas grįžimas įvyks su naujam akim, tiesiog naujų žvilgsnių į visą tai, kas buvo palikta tik kelias dienas prieš.